šiandien valdančios partijos viešiesiems ryšiams per europinius pinigus išleidžia, jeigu galite įsivaizduoti, aš jums pasakysiu, apie 300 milijonų litų per metus. Aš paminėsiu kelias ministerijas, kurios leidžia pinigus kaip lygtai reklamuodamas vieną ar kitą dalyką, bet iš tiesų reklamuoja ir save labiausiai arba ministerijas. Nes tas faktas paremtas tuo, kad nėra tokios nepopuliarios vyriausybės, kaip dabar yra, o ministrai, įskyrus premjerą, mūsų net 2-3 ministrai yra dešimtukį tarp populiariausių politikų. Tai viena iš jų susisiekimo ministerija, kuri skaitmeniniai televizijai praleido, yra paskirti pinigai 10 milijonų. 10 milijonų tai praktiškai visą šeimom nupirktų po tą dekoderiuką ir mes žiūrėtumėm laisvai tą skaitmeninį ir nereikia jokios reklamos. Bet už juos yra paslėpti dalykai, kurios galėtų reklamuoti ir reklamuoti save. Taip pat, sakykime, ta pati ministerija susisiekimo Vilniaus aerouosto įvaizdžių gerinti yra paskirta 15 milijonų. Bet kaip žinot, Lietuva net nei vieną lėktuvą neturi. Tai aš galėčiau vardinti, kad Žemės ūkio ministerija praleido šiais metais daugiau kaip 38 milijonus. Ir tame tarpe, kaip Mailiaus byla prasidėjo, kur norėjo pavogti ten apie 20 milijonų, per 2 dienas išleido, kas žino, valstybės yra tarnybos tarnautojai, apklausos būdu praleido 4,8 milijonus.